galima paspausti. Paspaudžiau, taip. Tai šios dienos tema apie tai, kaip žmonės poruojasi, greičiau ne pagal kažkokius socialinių apklausų arba stebėjimų duomenys. Tiesiog pakalbėsime apie tai, apie tos dalykus iš nematomos pusės, nes dauguma žmonių tiesiog nefiltruoja sąmonės lygmenyje tų procesų, o jie automatiškai veikia. Bet tie procesai, jie yra labai gilūs, jie eina iš labai tolimos praeities, iš mūsų praeities, kuris siekia gal milijardus, milijonus metų, nežinau, bet jie yra giluminiai ir jie nori nenori veikia žmogų. Ir taip pat kalbėsime, kaip tie vyro moters archetipai, senieji archetipai, kokie buvo jie anksčiau ir kaip jie deformavosi mūsų dienomis. Mes kalbėsime apie šiuolaikinio industrinio miesto vyrų ir moterų archetipinius tokius paveikslus. Tai kas yra pikaperiai, barakudos, tergos ir panašiai. Čia labai įdomi dalis. Taip pat kalbėsime, kokie iš tikrųjų turi būti gamtos apibriežti ir galbūt teisingi būdai prieiti vienas prie kito ir kokie turėtų būti tie ritualiniai šokiai iš tikrųjų. Na, bet pradėsim nuo pasakų ir viena iš tokių pasakų, kodėl apskritai problema buvo dar senais laikais visos visuomenės mastu daugiau suprasti ne vyro prigimtį, bet moters prigimtį. Nes buvo manoma, kad jeigu kažkokia tai gentis arba valstybė labiau moka kontroliuoti genetinius dalykus, prigimtinius dalykus iš moteriškos pusės, automatiškai ir vyras gauna kažkokius tai kontrolės svertus savo, neprarasti savo pusiausvyrus, nes tarp sveiko proto, sakykime, ir tai, ką diktuoja genetika. Iš kitos pusės ir vyro yra užduotis, vadovaujantis sveiko proto ir logika, neleisti moteriai pasireikšti tiems genetiniams dalykams. Tie genetiniai dalykai visų pirma susiję su dviem ciklais. Vyro kaip saulės ciklu ir moters kaip mėnulio ciklu. Jeigu saulės ciklas daugmaž yra aiškus irgi, tai moters ciklas yra labai aiškus tuo, kad tai yra, jeigu kalbėti grinai iš tokios, ne tai kad sąmokslo, paleokontaktinių teorijos, kadangi manoma, kad tais laikais, kai vyko žemės kolonizavimas, dievai, tai yra tos struktūros, kurios mus kūrė, jos tiesiog pririšo moters ciklą prie mėnulio, tam, kad per moterį būtų valdomas vyras, o tokiu būdu ir visa visuomenė. Čia labai subtilūs dalykai ir neskaitant pasakų labai sunku juos teisingai suvokti. Tai dabar aš perskaitysiu vieną mitą, jūs jį žinot iš mokyklos laikų, tai yra senovės graikų mitas apie Pandorą, turbūt žinot jį, ar ne? Jeigu nežinot, aš trumpai paskaitysiu. Titanas buvo atsakingas už tai, kad kiekvienam gyvūnui suteiktų teigiamą brolį. Tai yra, kad žmogui suteiktų proto, šviesos. Švieso yra, kaip tik simbolizuoja protą, tai yra sveiką protą. Tačiau žmogui jokių teigiamų bruožų neliko, nes viskas buvo atiduota gyvūnams ir Prometėjas, manydamas, kad žmogus yra pranašesnis už kitus gyvūnus, nusprendė, kad jis turi turėti tokį gabumą, kurio neturi jokie gyvūnai. Skliausteliuose reikia pasakyti, kad čia kalbama apie tai, kad gyvūnai turi įgimtą etiką ir ta įgimta etika ateina per genetinės programas. Pavyzdžiui, vilkas niekada nevalgys savo gentainio arba nemedžios svetimo teritoriją. Tai yra tam tikri genetiškai apibrėžti elgesio algoritmai, kurie eina iš kartos į kartą ir jie galbūt šiek tiek mutuoja, bet ne taip smarkiai, kad pažeistų visą etnosą kažkokią arba visus tos rūšies kažkokius elgesio standartus. O žmogus, jisai neturi gimtos etikos, jisai tą etiką turi sukurti. Tai yra religija, tai yra ta paprotinė teisė, sakykime, kažkokie tai moraliniai standartai
ir taip toliau. Tradicijos arba dvasinis kelias, kuriuo žmogus kaip tik tą etiką arba tas svertus valdyti tą prigimtį susikūrė pats. Gyvūnų tai yra duota iš gamtos, tam, kad vyktų normalus reprodukcinis procesas ir būtų tęsiamas genties gyvenimas pasikeitus kelioms kartoms, žmogus turi daryti tai ne automatiškai, bet sąmoningai. Dėl to Prometėjas paaugė iš Dzeuso ugnį ir atidavė ją žmonėms. Ugnis simbolizuoja tą protą arba tą sugebėjimą valdyti save patį. Dzeusas sumanė atkeršyti Prometėjui ir žmonijai už paaugtą ugnį. Jis įsakė šlubam kalviui Hefaistui iš molio nulipdyti moterį, kuri grožio priliktų nemirtingai deivei, tačiau žmonių padermė atneštų nelaimę. Visi dievai ją apipylė dovanomis ir pavadino ją Pandorą, visų apdovanotai. Dzeusas padovanojo Pandorą ne išvargiajam Prometėjui, o jo broliui Epimetėjui, kuris reiškia vėluojantį mąstyti. Tai yra toksai, jeigu kalbėti apie vyrų tipažą šiuolaikinių, arba ne tik šiuolaikinių apskritai, tai yra alfa, beta patinai, tai čia kalbama apie beta variantą. Prometėjas perspėjo brolį, kad nepriimtų jokios dovanos iš Dzeuso, bet Epimetėją tai pakerėjo Pandoros grožis, kad jis paėmė ją į žmonas. Epimetėjas padėjo broliui dalinti žmonijai įvairias dovanas. Jo namuose stovėjo aklinai uždarytas indas, kuriame tūnojo visos nelaimės, lygos, senatvė, ypatingai senatvė. Prometėjas ir Epimetėjas laikė visą tai kuo toliau nuo žmonių. Pandorai, kurie jau šeimininkavo jų namuose, knietėjo sužinoti, o kas tame inde. Ir vieną dieną, nebeištverdama smalsumu, jį atvožė dangtį ir visos žmonijos prakeikimai išlėkė lauk, pripildydami žmonių gyvenimus kančių ir negamų. Tai būtų gerai, kad tai būtų tik tai pasaka arba legenda. Mes šitą legendą matom lietuviškojose pasakose. Tai yra lietuvių liaudies pasaka Pupa. Ir štai pasakojama kalbama, kad gyveno senelis ir senelė. Jie nieko daugiau neturėjo, tik trobelę ir vištytę su gaidžiuku. Kartą gaidžiukas kapstė žemę ir iškapstė pupą. Jeigu trumpai kalbant, jie pasodino tą pupą ir pirmiausia tą pupą sukurstė pasodinti ne senelis, bet senelė. Ir paskui senelė sukurstė, tai yra senelė sukurstė senelį, lipti tą pupą į dangų. Jie užlipo į tą dangų ir Dievas kaip Dievo paklausė jiedu, palikite mus čia bent nakčiai pernakvoti, mes norim pažiūrėti, kaip tu gyveni. Dievas sako, gerai, aš jūs apnakvinėsiu, bet jūs nakvosite sode, kur auga obuoliai, tik jums bus įsakyta nevalgyti tų obuolių. Jie atsigulė po obelimis nakvoti, o tie obuoliai taip skaniai kvepia. Ir tada senelė, ne senelis, bet senelė sako, senelė, paragaukim tų obuolių, galų gale nieks nesužinos, jeigu vienas atsikasa. Jie atsikando to obuolių, paragavo, visi obuoliai nukrito ant žemės. Atlikė Dievas, sako, ką jūs čia padarėt? Ar tikrai jūs padarėt tai, ką aš matau? Tai yra suvalgyti obuolį. Ne, abu reiškia, vieningai sako, ne. Tai kas įdomiausia, kad senelė tai sukūrstė senelį, bet jie valgė tai abudu, bet atsakomybė krenta ant abiejų vienodai. Ten yra epizodas apie bandelę su tešla, lygiai tas pats įvyko. Senelė sukūrstė, paragaukim to Dievo bandelį. Jie paragavo ir tas visas kurbilas subirėjo. Toliau, Biblija. Mes skaitome pradžios knygą ir ką ten matom? Lygiai tą patį scenarijų. Tai yra Adomas, sukurstamos Ievos,
o Ieva supūsta nuo žalčio, paragauja obuolį. Ir jiedu būna ištremti į žemę pažinti gėrį ir blogį. Tas pats scenarijus. Tai senovės žydai, jie tuos dalykus irgi matė ir jie buvo sukūrę 613 punktų, kaip turi gyventi žydai šeimoje ir ne tik, kuriuose buvo smulkiai apibrėžta visos funkcijos, ką turi daryti vyras, ką turi daryti moteris. Tie patys dalykai yra aprašyti Vedose, Vedų šaltiniuose, ten irgi, jeigu paimsim judaizmo šaltinius ar Vedų šaltinius, arba mūsų šaltinius tautinius, nacionalinius, ypatingai, jeigu mes prisiminsim, ką kalbėjo mūsų senieji žmonės, tai yra senelės, tai mes matysim, kad labai daug panašumų yra. Ir man teko skaityti slavų, reiškia, mokslininkų tyrimus apie šeimininius santykius iki Petro I reformos, tai ten buvo įvestas toksai privalomas dalykas, kaip daiktas, kurį gauna jaunikis kartu su pačia. Tai yra, jisai vadinasi baba, tai yra mušamas daiktas, tai yra kočėlas, jeigu taip šnekant. Ir tas kočėlas būdavo duodamas ne tam šiaip sau, kad smurtas artimoje šeimoje, bet tam, kad ir suprasdavo tą ir moteris, ir vyras vienodai, bet maž, kad reikia tramdyti savo tą prigimtinę nuodėmę, tai yra tą dalyką, kurį, sakykime, Puškinas apdainavo eilėraštį apie Zolotąją rybką. Tai yra, jeigu tu nekontroliuosi savęs, kalbu moterims pirmiausia, tai būsi ta močiutė iš Zolotąją rybką. Tai yra, kaip tu tą gali kontroliuoti? Tai tik tai keliais būdais, arba turėti religinį kažkokią tai etiką, tai yra tai, ką sako Dievas, dievai, nes tai sugalvota buvo ne veltui, arba turi susikurti savo etiką, kur tu aiškiai gali pasakyti, kad tai yra blogai. Ir jeigu nori gyventi su partneriu, yra kažkokios tai ribos, apie jas pašnekėsim toliau, vėliau, kurių tiek vyrui nevalia peržengti kartu būnant, tiek moteriai nevalia peržengti kartu būnant su vyru. Tai čia labai tokie ploni, ypatingai sudėtingi niuansai, apie kuriuos nekalbama absoliučiai jokiuose vadovėliuose skirtose žmonėms, kurie ruošiasi bendrai gyventi arba apskritai etikos reiškia kažkokiuose standartuose. Ir aš ieškodamas literatūros apie tai užkliuvau už sovietų laikais išleitos knygos, kuri vadinasi Ženskaya seksopatologija iš serijai Biblioteka Praktičeskojo Vračia. 74 metai, medicina Maskva. Aš ieškojau panašios knygos, kad būtų parašyti mužskąja seksopatologija. Tai, kaip sako Rusija, našios ženskais seksopatologijai literatūros yra daugiau negu našiot mužskoja seksopatologija. Nežinau kodėl. Bet KGB, čia yra KGB su grifas slaptai, bet kam negalima, knyga, kurią naudojasi psichiatrai, psichologai ir spec tarnybų darbuotojai, kurie užsimdavo paruošimu moterų, kurios dirba toli priešo užnugarėje. Ir kaip tik tenais, tuose nurodymuose, tiksliau sakant, analizėse, ten labai irgi sudėtinga dalykai aprašyti, aš net nepulsiu ten aiškinti, kadangi laiko neužteks. Tiesiog ten, kaip tuo auksinės žuvelės fenomenu reikia dirbti su politikais, bankininkais, biznieriais, kaip iš jų išgauti informaciją ir taip toliau, taip toliau. Toje pačioje knygoje, tame pačiame šaltinėje taip pat rašoma, jisai, autorius to šaltinio yra irgi žydų tautybės KGB žmogus, Abraomas Moisevičius Brumas. Labai iškalbinga pavardė. Aš ne prieš šią tautybę, tiesiog ten gabūs žmonės. Ir
ten į tą knygą įtraukta viskas, kas pasakyta yra ir Zor knygose, ir 613 punktų Talmudo, apie tai, kas yra moteris, kas yra vyras. Reiškia. Tai dabar mes prieikime prie tokios fazės, kuomet reikėtų kalbėti apie tai, kodėl tas auksinės žuvelės fenomenas atsiranda ir iš kur jis atsiranda. Čia jisai susijęs iš dalies su genetika, iš dalies su tradicija, bet dažniausiai daugiausia su genetika, kadangi pačios gamtos yra sukurta, kad be šito neįmanoma. Be šito neįmanoma. Todėl, kad vyras iš savo genetinės prigimties yra medžiotojas. Karys, medžiotojas, jisai turi atsakingas būti už, sakykime, genties arba kažkokios uolos, kur gyvena jo šeima, apsaugą, resursų pritraukimą, sugebėjimą, reiškia, adaptuotis aplinkoje, kurie gyvena, tai yra žiema, vasara ir sezonų pasikeitimas. Medžiotojų kultūrose tai buvo medžioklė, sėsliose kultūrose, kur buvo žemdirbystė ir gyvulių auginimas, tai yra piemenys, artoja ir panašiai. Moters funkcija yra saugoti tą židinį, tai yra, kaip sakoma, kariniais terminais užnugaris. Tai yra logistika, užnugaris, aprūpinimas. Ir tai yra labai, jeigu kas žinot karybą, tai yra tikrai sudėtingas spektras ir labai platus spektras funkcijų, kurių atlikimas reikalauja specifinių žinių. Visų pirma, tos žinios atsiremia į tai, kad kadangi vyras yra atsakingas už perimetrą apsaugą, už aprūpinimą savo šeimos už ribos jos, tai yra medžioklė, ganimas gyvulių ir taip toliau, o moteris turi sugebėti tą vyrą valdyti tam, kad sugebėtų teisingai paskirstyti resursus viduj genties, viduj tos uolos, kurie gyvena, arba kaimo, arba bendruomenės. Ir tuo pačiu būti kaip ir tokių uždegančių arba kūrenčių, atliekančių kūrybos funkciją pačio vyro. Tai, kitaip tariant, vyras, kurį grįžta iš medžioklės, jisai turi rasti pilną užnugarį, jisai turi pailsėti, gauti pavalgyti ir, reiškia, gauti energijos. Energijos tam, kad jisai rasti save motyvą, toliau eiti ir gauti kažką tai. Jos funkcijos tą kažką tai paimti ir teisingai perskirstyti. Tai yra pilna ta žodžio prasme užnugario ir logistikos funkcija. Ir kadangi šios funkcijos labai yra skirtingos ir netgi interesų sferos labai skirtingos, jisai gali išvykti į medžioklę ir jo nerasite mėnesį, 2, 3, o jinai gali būti visiškai, jinai suinteresuota ne tik tai užnugario funkcija, jinai suinteresuota ir reprodukcinė funkcija labiau negu jisai, kadangi jam yra ne tas galvoja, jisai turi bėgti, lėkti, žiūrėti ir taip toliau, o pati reprodukcinė funkcija daugiau yra susijusi su poreikiu moteriai valdyti vyrą. Tai yra rasti raktus prie jo, kurie leistų netgi jam nežinant, nesuvokiant, prieiti prie jo kažkokių tai resursų, sakykime, nukreipti į teisingą kryptimį ir taip toliau. Čia, jeigu kalbame apie tuos archainius laikus, ten viskas buvo vykdoma per pozityvą, tai yra per supratimą, kadangi pati religinė etika to mokydavo, kadangi buvo pasakoma, kad moteris turi būti tokia, o vyras toks daug. Vadinasi, niekam nekildavo abejonių, kad gali būti kitaip. Tai yra aksioma, dogma ir taip toliau. Dabar, kadangi mūsų laikais to nieks nepasako, aiškiai, negi priešingai viską išbalansuoja, tada neaišku yra, kas yra prioritetai.
Ir kadangi tiek vyras, tiek moteris nežino, kas yra jos arba jo prioritetai gyvenime, prasideda karas arba taip vadinami šeimų karai, kur bandoma jėgos ir visokių tokių manipuliacijų būdų perimti arba iš vienos pusės valdymą, ar iš kitos pusės valdymą. Pati mūsų socialinė sistema, valdymo sistema, jinai yra piramidinė. Ir mums diegiama į galvą mintis, kad kažkas turi būti aukščiau kažko. Pati gamta ir konstitucija, beje, mums sako, kad iš tikrųjų viskas yra lygu. Bet maža to, kad yra lygu, bet pažiūrėkime, kokios yra funkcijos. Funkcijos yra skirtumas. Vyras kompetitingas vienose srityse, moteris kompetitinga kitose srityse. Ir niekas nesiginčia dėl tų kompetencijų, kas yra kas. Tiesiog dabar tie dalykai yra užaštrinti, nes yra kova dėl išlikimo, dėl to, kad ne tik tai neaišku, kas yra kas ir tos funkcijos yra išbalansuotos, bet tiesiog tai yra perėjo į tokį karą dėl mano paties toliau gyvenimo, nes jeigu aš nedarysiu to, iš viso neužsitvirtinsiu gyvenimą. Tai jeigu aš nebandysiu būti virš, jeigu vyras nebandys būti virš moteris arba moteris virš vyro, visom prasmėm, energetiškai, valdymo prasme, tai toliau, tada nebus iš viso jokio dominavimo šeima. Dabar, todėl šiuo požiūriu susiformavo labai įdomios kastos šiuolaikinėme industrinėme mieste, kur apskritai neaišku, kas yra kas. Tiesiog tie karai peraugo tokios labai sudėtingas ir banalės pjautynės tarp abiejų lyčių, kurios pasitarnavo tiems visiems genderistams ir juvenalistams ir panašiems, kurie dabar jau parlamente ima viršų. Aš praeitam kartą paskaitoje minėjau, kas buvo, o kas ne, nežinau, bet trumpai priminsiu, kad mūsų visuomenė yra dabartinis sociumas globaliai, visos žmonijos mastu, jeigu imti žmoniją kaip tokią, tai yra energinė prasme, tai yra jininis potencialas. Pati visuomenė yra moteriška. Ir jinai padaryta moteriška todėl, kad pati energetika žmonijos yra priimanti, arba tai yra žmogus yra užkoduotas arba paruoštas gyvenimui taip, nesvarbu, tai būtų vyras ar moteris, kad jis yra priimantis atžvilgiu kažko tai. Jeigu mes imsime religijas, nekalbu apie tą senąją supratimą religijos, bet dabartinį supratimą religijos, tai žmogus pastatomas hierarchiškai žemiau Dievo arba kažkokios tai sistemos, nuo kurios jisai priklauso. Tiek materialiai, tiek emociškai, tiek energetiškai. Vadinasi, jeigu aš elgsiuos kažkaip taip, Dievas mane nubaus ir bus taip. Jeigu aš sukaupsiu tiek tai griehų, eisiu į pragarą ir taip toliau. Vadinasi, turiu bijot kažko tai, kuris yra aukščiau. Ir tas aukščiau yra kaip ir sprendėjas mano tolesnio likimo. Tokiu atveju žmogus pastatomas į poziciją yin, tai yra antrinė, tai yra priimantis. Jeigu pozicija jam daugiau yra duodantis, tai yin yra priimantis, ar ne? Tai tokiu atveju mūsų pati religinė sąmonė, vakarietiška religinė sąmonė, kuri beje dominuojanti dabar per visą pasaulį, nebūtinai per visą, tai tiesiog mūsų daugiau pusė, tai reikia, mes kaip žmonija religijos požiūrį esame jininis produktas janinio atžvilgiu. Tai yra sistemos atžvilgiu. Jeigu imsime mes mokslą, arba mokslinį požiūrį, kurie remiasi valstybės teisės, sakykime, apskritai pažinimo sistema, kaip mes pažįstame objektyvų pasaulį, tai yra mokslinis požiūris. Jis remiasi tuo, kad paprastam labai tokių banalių teiginių, kad objektyvi tikrovė nepriklausomai stebėti. Tai yra žmogus atžvilgiu kažkokios tai gamtos yra antrinis, tai yra pasyvus ir jisai tik tai arba puldamas, arba bėgdamas nuo jos gali ją pažinti. Tai mokslinis požiūris jisai taip pat remiasi ir įrodymais ir argumentais, kurie taip pat yra jo paties atžvilgio yin energija. Tai yra yang energija, tai yra gamta arba kažkokia aplinka, kurią jisai tyrinėja, jo atžvilgiu yra yang energija, o jisai pas mokslininkas arba tyriantysis yra yin energija.
Tokiu atveju ir mokslinis požiūris ir religija pastato žmoniją ir žmogų kaip tokio į numeris 2 poziciją, atžvilgiu numeris 1 reiškia kažko tai, kas jį programuoja. Dėl to, kad aš, kaip ir minėjau pačioj pradžioj, tie visi ES nutarimai dabartiniai apie, kas liečia lyčių lygybę ir taip toliau, jie pastato žmogų į tokią poziciją, kad ir toliau palaikomas tas lyninis potencialas žmonijos mastu. Todėl mes matome, kad vyrai a priori varomi iš savo esamų teritorijų į labiau moteriškas, moteris labiau varoma iš savo esamų buvusių teritorijų į labiau vyriškas. Ir ne dėl to, kad tai yra, taip, iš dalies tai yra evoliucijos iššūkis, mes prieš tai nieko negalim prieš pasakyti, bet tokiu būdu visuomenės jiniškėjimas, jisai yra labiau padaro patį sociumą moterišką. Ir dėl to mes matome visokius tokius tendencijas, kaip ir Europos parlamente, kad staiga atsiranda poreikis ginti mažumų teisės, nes mažumos visada yra jininis potencialas, moteriškas potencialas. Tai yra priimantis. Žmogus kaip toks, kuris yra jininis arba priimantis, jisai specialiai toks padarytas per kelis paskutinius šimtmečius, tam, kad jisai toliau būtų vedamas į tą tolesnę biorobotizaciją. Jisai iš esmės ir dabar yra biorobotas, nes tas, kuris programuoja, tas, kuris priminis, jisai visą laiką pasako, kas yra taip, o kas yra ne taip. Ir žmogus, kadangi jisai jininis, jisai turi priimti. Jisai neturi diskutuoti su valdžia, kas yra blogai, kas negerai, nes jam, jeigu valdžia pasako, taip ir turi būti. Jeigu Dievas pasako, taip turi būti. Tai aš senai ieškojau priežasčių, kodėl taip yra, ir man atrodo, tas priežastis, viena iš tokių priežasčių, kodėl mes kaip visuomenė moteriškėjame, yra ta, kad pačiose šeimose yra pažeidžiamas balansas. Nes jeigu remtis vien tik tai apklausomis, pasirodo, kad remiuosi Eurostato duomenimis, kad vakaruose, šeimose, vakarų Vokietijoje, Beneliukso šalyse, šeimose moteris dominuojančios virš vyro yra vos ne 70 kiek tai procentų. Tuo tarpu, jeigu imsim Turkiją, rytų arabų šalis, ten yra priešingas dalykas. Bet vėl tenais tas dalykas krypsta link to, kad ten sociumas moteriškėja. Jeigu mes pasižiūrėsime reprodukcinį pjūvį iš tavo procesą, tai matysim ten, kur dominuoja tas jininis potencialas, ten, kur dominuoja stiprios moteris atžvilgiu silpnų vyrų šeimose, ten reprodukcinis lygis krenta, o ten, kur, pavyzdžiui, arabų arba turkių šeimose pačioje Vokietijoje, mes matysim, kad ten reprodukcinis lygis arba toks pats, arba jis nemažėja, arba čiučiu didėja. Tai visos tos tautos, kurios į Europą atėjo po antrojo pasaulinio karo ir ypatingai per paskutinius kelius dešimtmečius, jos atsinešė tą seną archainį požiūrį į vyrą ir moterį. Ir dėl to nereikia įsižeisti, kai, pavyzdžiui, ir nieko čia nėra tokio stebėtino, kad eina turkų pora Berlyno gatvėmis ir jie pastoviai su savim vedasi moterį, kuri šiek tiek toliau eina nuo vyro negu jisai yra, ir ten kokie 5, 6, 7 vaikai iš paskos. Teko būti Armėnijoje visai nesenai ir ten tie dalykai irgi labai seninos, armėnai krikščioniška tauta. Tie procesai labai aiškiai yra atriboti, kur yra vyro funkcija, kur yra jo erdvė veiklos, kur yra moterio, kur yra vaikų. Bet šitos tautos, jos jau dabar kaip ir jų viduje, negi Armėnijoje pačioje, tie dalykai labai smarkiai yra eliminuojami, kadangi pati Armėnija blaškėsi čia Europos, to tarp prie Rusijos labiau. O kadangi jie blaškėsi norėdami galbūt arčiau prie Europos, tai turėjo pasiekti tų dalykų, kurie eina iš Europos. Bet tai taip lengvai ir taip greitai tie dalykai nesisprendžia. Ir tokios tautos kaip turkai, armėnai ir panašiai, jie dar ilgai išlaikys tą patriarchatą. Bet kalbant tuo lygmeniu, ar patriarchatas geriau, ar matriarchatas, negalima sakyti arba vieno atžvilgiu, arba kito atžvilgiu, kad tai yra gerai.
Subalansuota visuomenė, man atrodo, turi būti kažkoks tai balansas arba aukso vidurys tarp to ir ano. Bet vėlgi mes dabar negalim papūsti prieš srovę, nes mes toliau stumiami į tą įniškumą. Ir tas įniškumas visų pirma reiškia to, kad mūsų visuomenė yra išmirštanti, vakarų pasaulis yra išmirštantis ir taip toliau. Man prieš kelias savaitės teko būti Berlyne ir aš labai nustebau, tiesiog tai anksčiau netkreipdavo dėmesio. Eini į gatvę ir tiesiog tau sunku atskirti, ar ten yra vyras eina, ar moteris. Jeigu už nugaros eina du žmonės, tai negi iš aprangos, iš apsikirpimo tu negali atskirti, ar tai yra tas ar tas. Absoliučiai. Ir man buvo keista žiūrėti tokį reiškinį, mes sėdėjom kavinėje, graikiškoje kavinėje, šalia dvi porelės vokiečių. Ir tarp jų ten kažkoks tai kalbos buvo darbo reikalai, tenais vyrai apie sportą šnekėjo. Ir ateina indas su kibiru rožių, jį niekas nekreipia dėmesį tai kavinį. Ir ta moteriškė, viena iš tų keturių, įsitraukė iš vyro kišenės piniginę, įsitraukė 5 eurų, davė tam indui į rankas, įsitraukė iš to kibiro rožę, pasidėjo prie savęs, o to vyro, kuris šalia buvo, net akis nesumirksėjo. Jis kaip buvo į savo pašnekovą nukreipęs dėmesį ir kalbėjo apie kažkokius tai futbolo reikalus. Taip ir liko kalbėti, kai tas indas išėjo iš tos kavinės. Jokios reakcijos. Tai vis dėlto iš vyro piniginės? Iš vyro piniginės. Nors sunku pasakyti, kieno ten buvo piniginė, pagal dydį kartais sunku vienodas nešioja. Taip kad irgi toksai atveju buvo Briusely užeinam į kavinę, kažkaip tai ten irgi toks kaip ir klubas, ten yra erdvė, kur vyksta kažkokie tai šokiai ir stovi reiškia grupė merginų, kurios visiškai atsipalaidavusios, laisvos. Ir šalia, į kitam kampe kokie 5 vyrukai tyliai traukia kažkokius tai rūkalus ir tokie susigūžę, tokie nelaimingi ir galvoju, kame čia reikalas. Žiūrėjau, vienas toksai vyrukas prie baro, aš klausiau, o koks čia baras, kartais negėjo baras šiandien? Ne, sako, viskas gerai, tiesiog pas mus yra priekabiavimo įstatymas ir jisai neleidžia taip laisvai vyrui prieiti prie merginos ir ten išreikšti jai kažkokią tai simpatiją arba pakviesti netgi šokui, kadangi visur yra filmavimo kameros, o jeigu po to ta mergina jį kažkur tai, arba jis ją nusives, kur garantija, kad po to neiškels kažkokių pretenzijų ir tos pretenzijos nepasireikš kažkokių tai baudžiamąją bylą pagal priekabiavimo įstatymą, o įrašai visur padaryti. Todėl jie linkę, kol nepažįsta žmogaus, nieko nedaryti, tiesiog jie pasyviai stovi kampe, o jos yra aktyvios ir jos medžioja. Tai tokios socialinio mūsų sociumo grimasos, jos labai žiaurios ir skaudžios, bet taip yra vakaruose. Dabar mes prieikime prie pagrindinės dalies procesai. Kokie yra procesai šitame šokyje tarp dviejų žmonių nuo pat pradžių, kaip jie tik tai vienas kitą pamato, kokie suveikia genetiniai mechanizmai tame. Ir galbūt tuose filmuose ne viskas yra parodoma. Muilo operose daug parodoma, bet ne viskas. Neskleidžiama tavo gelmė. O šitoje knygoje KGB tas dalykas yra atskleistas ir parodytas labai, galbūt labai grubiai, schematiškai, netaškytai, kadangi vis dėlto vyras rašė, ne moteris tą knygą. Tarp kitko, šitą schemą po to perimta buvo tokio Novosiolovo, kuris parašė pikaperiams vadovėlį, kaip elgtis su moterimi ir panašiai. Bet kiekvienas jaunas žmogus, sulaukęs, reproduktyvaus amžiaus, pradeda klausyti, jam daugiau užverda kažkokie tai hormoniniai procesai ir jinai galvoja apie partnerį, o jisai galbūt galvoja, o galbūt ne apie partnerį. Dažniausiai, kad merginos pirmas susiduoda savo šitą klausimą,
o vaikinai dar ne motais, kadangi jiems svarbu futbolas, mokslai, dar kažkas tai. Ir pirmas toksai etapas šitų šokių, visokių bandymų vienas kitą sumedžiot, medžioklės režimas. Medžioklės režimas, jisai yra genetinis produktas, anot KGB šito vadovėlio. Ir šitame režime vyras dažniausiai būna pasyvus, o moteris būna aktyvi. Iš tikrųjų, galbūt vyras aktyvus, išoriškai aktyvus yra vyras, o moteris išoriškai pasyvi. Bet jeigu vidaus prasme, genetinė prasme, tai moteris aktyvi, vyras pasyvus. Todėl, kad jinai suinteresuota, vėlgi čia genetinė kalba, giminės pratęsimu, jinai suinteresuota jį sumedžioti tam, kad užsitikrinti save, kai atsiranda vaikai, kad būtų gerovė materialinė, tai turėtų taip toliau. Jisai gali būti to nesuinteresuotas. O kadangi jie labai skirtingos planetos, netgi visatos, gamta sukūrė tokį mechanizmą kaip hormonai ir tie, kai pradeda pirmo sutikimo metu veikti tie hormonai, ypatingai tai kalbam apie vyrus, jie tampa neadekvatus, jeigu jisai ją pamato, jisai tampa neadekvačiu. Tai yra totali psichinė liga su visais simptomais. Jis yra įrašyta į Pasaulio sveikatos organizacijos psichinių sutrikimų sąrašą, yra konkretus numeris. Ten kalbam apie apskritai abiejų lyčių susirgymą to klausimo. Tiesiog skirtumas tarp vyro ir moters, anot šito autoriaus, tas, kad vyras suserga labiau negu moteris. Tai yra, vyras pažeidžiamas hormonų labiau negu moteris. Moteriai tas neduota iki galo, todėl, kad jinai vis dėlto turi valdyti šitą procesą. Jisai lygtai ir pats iš pradžių imasi iniciatyvos ir bando rodyti, kad jisai čia ją kabina, bet iš tikrųjų ženklus pirmiausiai jinai paduoda. Ir paduodama ženklus, jinai ne tik tai juos paduoda, bet ir vykdo tam tikrą žvalgybą arba zondavimą, nes bet kokia būtų moteris, jinai pirmiausiai jos genetinė kalba susiveda į tai, kad